Papildyta realybė – tai terminas apibūdinantis tiesiogiai ar netiesiogiai regimą pasaulį, kurio elementai yra papildyti virtualiais vaizdais. Paprasčiau, tai technologija leidžianti susieti mūsų fizinę realybę su skaitmenine informacija. Kad galėtumėte išbandyti, kas tai yra, į savo išmanųjį įrenginį, planšetę ar mobilųjį telefoną parsisiųskite programėlę Aurasma. Ant lygaus paviršiaus padėkite 20 € banknotų tą pusę, kurią matote paveikslėlyje į viršų, atsidarykite programėlę Aurasma ir nuskenuokite. Žiūrėkite, kas bus. Su programėle Aurasma galite susikurti ir savo papildytos realybės objektus, kurie čia vadinami auromis. Spauskite pliuso ženklą ir pirmiausia pasirinkite papildytos realybės išorinį sluoksnį, angliškai vadinamą overlay. Galite rinktis iš jau esamų arba įsikelti iš savo planšetės. Tai gali būti paprasčiausia nuotrauka ar vaizdo įrašas. Išsaugokite šį sluoksnį įrašydami pavadinimą. Tuomet dar kartą spustelėkite ant jo, peržiūrėkite, ar viskas gerai ir spauskite mygtuką Select. Dabar kursime apatinį papildytos realybės sluoksnį arba angliškai triggerį. Tai yra vaizdą, kurį norėsite papildyti skaitmenine informacija. Nufotografuokite norimą objektą ir ant jo uždėkite viršutinį sluoksnį. Be abejo, jį galite pastumti į norimą vietą. Belieka jį išsaugoti ir įrašyti pavadinimą. Jeigu norėsite, kad jis būtų matomas viešai, paspauskite mygtuką Public. Užbaikite procesą spustelėję mygtuką Finish. Viskas. I-klasės papildytos realybės objektas jau sukurtas. Galime jį išbandyti. Jeigu ir jūs norite jį išbandyti, programėlėje Aurasma atsidarykite paiešką, įveskite žodį I-klasė, tuomet spauskite Follow ir pasirinkite pirmąjį mūsų papildytos realybės objektą. Dabar belieka tik tai susirasti kur nors mūsų klasės logotipą ir išbandyti jį. Sėkmės!